Šalčininkų rajone Dieveniškėse Baltarusijos pasienyje ūkininkų laukus ir miškus niokoja sulaukėjusių jaučių banda. Su jais kartu klajoja ir pušimtis sulaukėjusių avių. Gyvuliai turi savininką, tačiau šis metų metus jų neprižiūri. Važiuojant Baltarusijos sienos link už Dieveniškių laukose vaikštinėja keli galvijai. Viešosios tvarkos skyriaus darbuotojai sako, sutikti čia klaidžiojančių karvių ir jaučių jau įprasta. Jie daugiau nei 3 kilometrus nutolę nuo vietos, kur turėtų būti laikomi. Važiuojant pas bandos šeimininką, jį išvystame miške, parsigenant kelis gyvulius. Pamatęs atvykstant nekviestų svečių, užsimoja kirviu ir pravažiavime užtveria medžiais. Be to, išvydęs mašinas, vyras gyvulius nuvaro į mišką, tačiau šie pamatę žmonės išlenda į laukus. Sulaukėjusių karvių, jaučių ir avių bandos po aplinkinius miškus kaimus klajoja jau beveik 20 metų. Tik anksčiau galvijais labiau rūpinosi šeimininkai, kai šie mirė, ūkis atiteko sūnui, kuriam banda kaip šeima, sako savivaldybės atstovai, todėl neleidžia nieko su jais daryti. Karvių ir jaučių priskaičiuojama iki 30, su jais klajoja ir 50 sulaukėjusių avių banda. Problemos atsirado, kai pradėjo gyventojai skųstis, kad tie gyvuliukai, būtent jaučiai, ateina netgi į kaimą, vaikšto, ieško, aišku, ten žolytės ir taip toliau. Mes reaguoti pradėjom, būtent nuo praeitų metų kažkur balandžio mėnesio, kai teko atvykti čia organizuoti jaučių gaišinos išvežimą į Rietavą. Pasakoja žmonės iš ano kaimo. Už kelių kilometrų gyvenantis ūkininkas pasakoja, kad karvių jaučių galima sutikti nuklydusių ir 5 kilometrus nuo šeimininko namų. Sulaukėję galvijai niokoja pasėlius, tvoras, užsuka į kiemus, kai kada žmonės išėję į lauką su 700 kg jaučių susiduria akis į akį. Mes ten apdirbam apie 80 hektarų plotų. Iš šitų 80 kažkur tai apie 40 ploto kiekvienais metais šitie gyvuliukai sutrypdo mūsų pasėlius. Dėl to mes negaunam apie 40-50 tonų derliaus. Gyventojai skundus rašė savivaldybei, policijai, veterinarijos tarnybai. Anot Šalčininkų savivaldybės atstovo, pagloboti gyvulius siūlė ūkininkams, bet tie sužinoję, kas savininkas atsisakė. Viešosios tvarkos skyrius pas gyvulių šeimininką atvyksta kone kas antrą dieną, atveža pašarų, tarpininkauja dėl galimų galvijų supirkėjų. Organizavom ir pastatėm čia aptvarą, kad būtų lengviau jos pagauti ir jeigu kartais kažkur išvežti ir tam, kad uždaryti. Nors aptvaras ir įrengtas, galvijų jame nėra. Vis dėlto savivaldybės atstovai viliasi, kad problemą pavyks išspręsti. Žada prašyti pagalbos veterinarijos tarnybos ir rajono ūkininkų.